Labas vakaras. Taigi, mes kaip visuomet po treniruotės gaminam kažką tai, kas galėtų mums padėti atsigauti po treniruotės. Ir šiandieną noriu, kad jūs pasigamintumėt braunį sveikuolišką, kuris yra su proteinu. Mes jį galėsime suvalgyti, tai yra 2 tokius mažiukus keksiukus po treniruotės ir lygiai taip pat galėsime įsidėti kaip užkandžius rytoj į darbą. Ko mums reikės? Mums reikės 1 banano, 1 kiaušinio, kepimo miltelių, reikės avižų, turėti šiek tiek uogų, na ir, aišku, proteino, alyvuogių aliejaus. Taigi, pirma, ko mums reikia, supilame avižas, tuomet kiaušinis, bananas. Bananas turėtų būti toksai jau prinokęs, kad būtų saldesnis. Ar ne? Tuomet šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tada įdedu 2 šaukštus. Net galima šiek tiek. Kepimo miltelių pusę šaukštelio. Neturit kepimo miltelių, galime sodos, ar ne? Tada 1 šaukštas yra toks didesnis proteino ir viską blenderiuojam. Taip. Su dūmeliu. Nu va, ir sublenderiavome. Išmaišau. Dabar imu alyvuogių aliejaus ir po mažą lašiuką įdedu į indelį. Ir vat galima net su šepetėliu patepti. Va, patepėm taip, kad visos sienelės susiteptų, tikrai nereikia daug. Ir po gerą šaukštą dedu, nes jisai iškils. Taip, čia reikia biškutį pažaisti, bet žinokit, mergaitės tikrai verta, nes jūs pamatysit, valgysit ir sakysit, oh my god, kaip skanu. Labai paprasta, bet labai skanu. Kiek aš darbe nusinešu, tai visi sako, oi, galėtum ir daugiau iškepti atsinešti. Ten tokių smagurių, žinokite, labai daug. Greitai. Į draugus prisistato.
Nu va. Labai gerai. Labai skanu. Ir dabar uždėsime uogytes. Uogytes galite dėti kokias turite, nesvarbu, tinka ir šaldytos. Ir paskui 15-20 minučių. Aš čia, žinokite, stengiuosi paspausti, kad jos nebūtų ant viršaus, nes tada, kai valgysit, jos labiau jaučiasi. Užtat ir sakiau, kad reikia pridėti po pusę, nes jis iškils, tie keksiukai mūsų ir bus pats tas. Na va, kas nori gali ant viršaus pabarstyti kokoso drožlių, kaip jau jums čia žinote, pagal nuotaiką pasirodo. Va. Nu va, pabarstėm ir uogyčių tų mūsų. Ir aš čia dėsiu biškutį sezamą, nes man taip gražiau. Čia, žinokite, tinka ir iš tikrųjų ir ne tik sezamo, bet tinka ir čija sėklos. Vat, turime paruošę ir keliaujame į orkaitę. Viskas užstatom laikrodį. 20 minučių. Na ką, merginos, gatava visa. Vaizdą pamatysite jau istoriją, o manau, keliaujam toliau ruoštis rytojaus dienai ir jūs penktadienį susitiksime treniruotėj. Iki.